lygų po Vavrinkos eiso 15-15. Na puikiai, tačiau jis kol kas niekur nepralaimėjo. Eisu. Vėl. Daugiau. Trečiasis eisas. Ir šiuo eisu Vavrinka baigė savo naudą į pirmąjį finalą. Toks puikus. Štai matome vėlgi, kai tik būna ilgesnis iškilęs tenisininkas, taip jis su juo siejamos ateities viltis, bet šiai dienai dar patirties mažoka. Užribis. Gražus šį kartą smūgis. Pavyksta kroatui laimėti savo padavimų seriją. Pirmasis nusprendė 10 žaidimą. Sausų rezultatu Vavrinka laimi savo padavimų seriją. Suklysta čia Čioričius ir Vavrinka. Šį kartą gerai žaidžia prie tinklo Čioričius, greitas. Vėl labai. Toks greitas Čioričius. Ir išlyginti rezultatą 15-15. Vėl puikus derinys, iš karto sumanyta kombinacija. Visokių įvykių, jeigu, tarkim, pralaimėtų savo padavimą Vavrinka. Puikiai žaidžia Stanas. Ir laimi. Didesnių šansų priimančiam tenisininkui breikinti varžovą. Šį kartą bandė bent vieną iš dviejų breakpointų realizuoti. Klysta Čioričius ir Vavrinka. Ir vėl puikus šveis. Eisas. Šeštasis šiame mače. Kamuolys aikštėje, dar kartą lygų, būna šiek tiek silpnesnis. Tačiau ir vėl. Eisas. Aštuntasis jau šiame mače. Kaip jau minėjau, jis labai daug valandų praleido čia, žaisdamas tuos sunkius ilgius mašus. Ir slėtė liniją, bet šveicaras neprašė vaizdo peržiūros, taigi 15-0, dabar lygų 15-15. Klysta Vavrinka.
Ir dabar jau 9-0. Taigi dar vienas eisas, jau 10 šiame mače. Ir laimi sausu rezultatu. Vėl ilgai buvo įžaidinėjimas ir laimėtas geimas, 1-1. Nespėja prieš šio. Sėkmingai žaidžia gynyboje Čiori. Jis kol kas atsilieka 1-2, tačiau jo varžovas nepabreikino ir jeigu balansas yra visiškai lygus. Lengvai laimi. Puikus padavimas. Tiesiai linija pataiko kamuolys. Neaišku, ar pakaks 2 sėtų, ar išvysime 3. Laimi šį gynybą. Nepataiko aikštelę, labai apmaudžiai dabar. Dar vienas sėkmingas smūgis, dar vienas eisas ir jau 40-0. Ir dar kartą nepriekaištingai sužaidžia šveicaras, labai lengvai laimė. Užribis, o tai reiškia, kad puikiai žaidžia Stanas. Užteks tų fizinių jėgų. Tadindas varžovas, na tik rankomis belieka skėstelėti. Ir laimėtas geimas. Per silpnai pakėlė kamuolį. Vėl sėkmingai žaidžia šveicaras. 14. Stano Vavrinkos eisas. Šitas nesibaigs. Tai buvo 68 ar 9. Sėkmingas žaidimas. Vavrinkai leidžia... Taip, kaip ir prieš tai vykusiame geime. Puikiausias epizodas turbūt šiame mače. Stanislasas Vavrinka. Kartą apskritai. Stanislasas Vavrinka. Eisu. Tai yra viskas. Stanislasas Vavrinka po beveik pusantros valandos trukusios kovos, 2 sėtų kovoje, 6-3, 7-5 įveikęs jaunąją kroatų žvaigždę, Borna Čoričių tampa turnyro laimėtoju. Tikrai įspūdingai žaidė Stanislasas Vavrinka.